Reportažas iš Galiuko. Neatsimenu, kur paskutinę kartą kalbėjau, bet atvažiavau į antrą checkpointą. Vakar buvo labai ilga diena su mažai pertraukų, tai jaučiasi. Pėdai atsijunginėja jautra, užsispaudė mazgai. Atvažiavau antrą ryto, tai yra 12 vidurnaktį. Pabuvau 2 valandas ir jau miegoti antrą. Nusprendžiau užsimiegoti ilgiau, nes kabinasi vis tiek sveikatos problemos. Pradėjo skaudėti užpakalį. Tai šiandien ryte paskyriau dar irgi 2 valandas visokiam problemų šalinimui. Gerai užvalgiau, viską susitvarkiau dienai. Nežinau, man tai kažkaip, kadangi aš pirmoji dienos pusėje esu silpnesnis, nes kūnas miega, tai aš mėgstu tą laiką skirti labiau ruošos darbam. Ten, nežinau, į tualetą nueiti, apsipirkti dienai. Aš dabar maisto turiu, tai tikrai ilgam laikui. Dabar, kaip suprantu, laukia tokie ilgesni, lengvesni keliai. 100-200 km. Turbūt turėsiu daug saulės šiandien. Pirmas pasibandymas hidroj, tai yra tų pokyčių. Išmečiau kelis daiktus. Išmečiau vodų purškiklį, išmečiau glaudės, abiejų nenaudojau šitas 4 dienas. Galbūt galėčiau dar kažką išmesti. Nusipirkau vaistų gerklės skausmui. Pusę palikau. Labai vis tiek skauda širdį nusipirkti kažką tais ir gabaliuką pasiimti ir išmesti. Dažnai taip su vandeniu būna, kad nusiperki 5 litrų bidoną, susipili į savo 2 litrų buteliukus, likučių veidą nusiprausi, ir pusė lieka. Bet gal ten dar kokį dviratį galima nusiplauti su to vandeniu. Gal dar ką. Tai taip ir judam. Nuotaika 10 iš 10. Smiegota gerai. Laimėjau prieš peršalimą. Opa, išsukam į tokį keliuką. O, nuostabu. Gerai, galiu toliau kalbėti. Tai ir vakar, ir šiandien, sakyčiau, sveikata 10 iš 10. Prikipti yra prie ko, bet lūkesčiai ultra varžybose 5 dieną mažiai yra. Tai viršyti ir viskas tikrai yra super. Kas leidžia man suprasti, kad yra, jau kiek čia, 4 dienos praėjo. Aišku, tų supratimų ir visokių insightų daug bus. Oi, akmenukai. Bet iš kelionių aš supratau, yra tam tikras komforto lygis, kaip aš sakau, išteklius, kurį tu gali palaikyti didelį arba mažą, kaip vandens kokį turi. Ir daug hidrininkų jį palaiko labai žemam lygi. Aišku, kiekvienam žmogui skirtingai reikia komforto. Gal ten kažkam nesiprausus 4-5 dienas minti nėra čia kažkas tai baisaus, nėra kažkoks diskomfortas. Ar tenai gauti 3 valandas vietoj 6 miego. Nėra čia diskomfortas. Bet man yra. Tai aš tą tokį komforto lygį, aš jį visą laiką palaikau pas save aukštai, kas sąlygoja tokį mano gerą nuotaiką ir kas sąlygoja tokį lėtą mano greitį. Bet net ir tiek miegodamas, tiek visko, žinai, besirūpindamas, palaikau savo baterijas pilnas. Visą laiką gana turiu tokį saugų į ateitį pasirūpinimą dalykais. Ir dviratis mano visą laiką būna geroj stadijoj suteptas, nuvalytas. Aišku. Bet kiti žiūri dažnai nemiega. Turbūt tarpus turi miego, kiek aš turiu. Niekur, nežinau, gal ir nueina į tos dušus, bet kai atvarau į checkpointus ir paklausiu, ar yra dušas, gal galima, tai mane keistai žiūri. Ką tas dušas trunka 20 minučių, pakelia komfortą, tą resursą, kaip aš sakau, ten belia kaip aukštai, pakelia visą dvasią ir dar prevenciją daro, kad nesusitrinsi visokių tenai užpakalių.
ir neišsivystysi kokių nors infekcijų. Tai aš sakyčiau, kad verta. Neverta, nebent tuo atveju, jeigu tau yra finišas už 3 dienų, tai kai kam čia yra 1000 km, jau turbūt už 30 valandų minimo laukia. Bet man tai ne, man dar 4 dienas. Tai jo. Arba jau tu esi record breakeris, kur ten bandai kažką tai įrodyti. Tai tada, aišku, verta viso šito nedaryti. Tik tai žiūrėt, kad tas išteklius komforto nepasibaigtų ir tavęs nesustabdytų tas toks emocinis, psichologinis nuovargis. Bet panašu, kad išsimiegant ir turistaujant, kaip aš darau, visai ir galime rezultatą pasiekti. Bus labai įdomu, kaip atsilieps mano tas toks pasiruošimas į ateitį, tas toks komforto ištekliaus laikymas ateinančiam 4 dienom. Liko 4 dienas, tai šiandien dar pavarysiu turbūt biškį. Ir rytoj gal dar lengviau. O tada gal galvoju visai nemiegot. Tas paskutinės 2-3 dienas varysiu biškį rimčiau. Ir šiaip mano strategija buvo pirmas dienas 1, 2, 3, 4, 5 pasirūpint, kad iš viso baigčiau. Nes, niekad nesu baigęs, tai tikrai nenoriu aš čia šakotis. Pirmą pabaigsiu, tada galvosiu apie greičius ar kažką. Ir tai klaustukas, ar baigsiu, aišku. Čia visko nutinka žmonėm. Ant nuovargio gali į kokį nors ten tiltelį įsiriešt. Jo, dar turiu atsargoj 16 valandų. Ne 16, kokias 10 valandų iki lėčiausio laiko, kas yra 100 km ir daugiau. Tai manau, kad aš dar lėčiau galėčiau minti ir vis tiek pabaigti. Bet kita vertus, matau, kad oponentai čia Galiorkoj labai stengiasi. Ne visi, bet tikrai varo iš visų jėgų. Aš žinau, kad mano stiprybė bekelės, tai vakar jiem tikrai sunkus buvo. Nors čia pliusai minusai, pas mane svorio daug. Aš ten vos į tuos laiptus užsikėliau savo dvirką. Ir vis galvoju, kodėl pas mane čia tiek daug to svorio. Turbūt dėl to, kad palapinėjimu, bet kiti irgi, nežinau. Gal ir panašus tie svoriai. Pabandykim taip. Užkniso turbūt į mano veidą žiūrėt. Tai norėjau pasiplėsti biškį apie tą tokį jėgų matavimą, einant hidroj. Tai aš sakyčiau, yra 2 skirtingi tipai. Vieni turistai, kiti lenktyniauja. Jeigu pirmą kartą tą distanciją važiuojat, hidroj, pradėkit nuo turistavimo. Tiesiog lenktyniaujat, bus naujų iššūkių, jūs nežinot, kas jūsų laukia. Ypač jeigu trasos nežinot, tas lenktyniavimas dažnai istoriškai baigėsi DNF ir daug skausmų ir traumomis, ir nusivylimais, ir ilgų recovery. Tai apskritai lenktyniaujant, tie žmogeliai, kurie lenktyniauja, jie ir tai, ta prasme, turi blogą patirtį. Sumoka daug pinigų ant savo brangių technikų, sumoka daug psichologinio kažkokio tai nuovargio. Jam visa patirtis turbūt yra tokia gana karti. Tai žinai, išleidai daug pinigų, išleidai atostogas savo ir tiesiog kankiniesi. Tai kam taip daryti? Jeigu kažkam labai reikia ten savo ego pasiglostyti, tai gali. Svarbiausias aspektas čia turbūt būtų, kad
palenktyniavimo, ypač daugiau negu 500 km trasose, yra recoveris. Tai reiškia, jeigu keliai pradėjo skaudėti antrą dieną, bet damušiai iki 5000 km, tai tą kelią paskui dar visą sezoną gali skaudėti ir galėsi net negalėt minti, ar šlubuosi savaitę, dvi. Ten gali būti kokia nors užspaustų padų ar riešų nejautra, ten negalėsi sugriebti buteliuko ar šaukšto savaitę. Ar tenai, jeigu nemiegi apskritai naktimis, tai visą savaitę kūnas prašys miegoti ir valgyti, jeigu ne ilgiau. Tai ta prasme, tą savaitę, kai tu nieko negali daryti, tai ką, tada atostogų dar imti, ar eiti į darbą ir tiesiog apsimės, kad dirbi. Nežinau, kaip žmonės daro iš tikrųjų, bet man tai kažkaip gaila tų gyvenimo dėl tokių dalykų. O kita pusė, apie turistavimą, daug paprasčiau. Jeigu kažkas net nevažiavo hidros niekada, bet galvoja, tai čia jau klasikinis patarimas tapęs. Tiesiog nuo mažiausios distancijos pradėti, didinti po vieną ir tiesiog augti į tą pusę. O kodėl taip reikia daryti, tai tu internete pasiskaitęs neišmoksi to 1000-2000 niuansų, kuriuos turi žinoti, savo kūno kažkokių tai niuansų, kurie atsiskleis tik tai antroj poroj, trečioj poroj. Okay. Tai ta prasme, aš praleidau turbūt 100 valandų besiruošdamas tiek fiziškai, tiek prevenciškai, tiek visaip kaip, ir vis tiek 1, 2, 3 dieną, net 4 dieną išmokau naujų dalykų. Ir neįmanoma kai kurių dalykų nuspėti, pavyzdžiui, nupirkti daiktai ant kiek kokybiški, tašės ar nesugės. Tai paskui tiesiog bandant kažkokį tai aukštesnį iššūkį įveikti, tiesiog bus labai nefaina, nes jūs stabdys tos pamokas, kurias paprastai žmonės išmoksta mažesniuose iššūkiuose. Kitaip tariant, iki to užaugti reikia. Yra tam tikras pamokų skaičius, kurį turi praeiti. Ir tu jo nepraeisi tiesiog važinėjant dviračiu. Turi dalyvauti ultrose. Gali ten simuliuoti ultras, galbūt, nemiegoti naktį, bet kiek žinau, niekas to nedaro. Pradėjus nuo 500 km, praminti savo, žiūrėti, ar lengva, ar sunku, pasimokyti kažko, pabandyti, svarbiausia, pirmus kartus neiškristi, prevenciškai važiuoti, kaip aš sakau, kaip aš šį kartą ir važiuoju. Tiesiog matuoju, ant kiek yra tikimybė, kad iškrisiu dėl vieno ar kito dalyko, kaip skaudantys keliai, ar peršalimas, ar sušlapę batai. Ir sprendžiu tas problemas dar prieš jom įtakojant mano rezultatą. Oi, čia kalniukas. Tai toks būtų mano patarimas. O šiaip istoriškai, kiek žmonių mina 500 km, tai labai daug kas baigia. Labai daug kas baigia ir nebūtinai tai žmonės, kurie daug mina. Dažniausiai, jeigu tai žmogus, kuris nemina, tai turbūt jaučiasi panašiai kaip tie lenktyniaudami ilgesnėse distancijose. Tai būna tokia kartesnė patirtis. Bet kiekvienas iššūkis yra smagus, ar ne, net jeigu ir sunku. Tai atsikvėpsiu. Tai va taip pat. Jeigu norit į hidrą važiuoti, tai važiuokit. Pasitreniruokit mėnesį, 2. Nesvarbu, minat, bėgiojat, aktyviai gyvenkit ir varykit, nespauskit savęs. Žiūrėkit į tą trumpiausią laiką, ilgiausią laiką, per kurį turit baigti. Ir man atrodo, bet kas gali veikti, jeigu ten vieną dieną daugiau užtruksi, tai nieko tokio. Po vieną distanciją vis sunkesnį iššūkį savo imkit ir tikrai bus smagu
pasidžiaugsit šitais vaizdais. Ir važiuokit nelenktyniauti, nes matau, kas lenktyniauja, tai iš karto visa patirtis apkarsta ir blogai, ten jaučiasi ir blogai atrodo. Type 2 fun, bet dabar pabandžius, aš irgi šiaip esu labai competitive, labai mėgstu lenktyniauti, tai vakar pabandžiau, bet kažkaip galvoju, kad tiek to. Dabar jau tiesiog su savimi išmokau lenktyniauti, lygintis, labai smagu su kitais susitikti, su kitais pasidalinti įspūdžiais ir kai sutinki dviratininką, kuris šypsosi, o nemiręs ir tu pats šypsaisi, nes graži gamta, ko čia nesidžiaugti. Tai tas toks įspūdis socialinis, kad kartu mes einam per šitą iššūkį, o ne vienas prieš kitą. Tai nežinau, koks kitas sportas dar turi tokį sveiką požiūrį. Ir man neskauda padėti oponentams ar pagelbėti kažkaip, išmokyti kažko. Iš šių metų supratau, kad aš toks labiau patyręs, labiau žinantis, ką daro. Tai negaila man padėti ar negaila atsilikti, padėti kitiem nebūti paskutiniais šių metų patirtim. Tai jo, dabar pasieksiu Zarasus, ir tada žiūrėsiu, ar man šakotis ar nesišakot. Kol kas keliai leidžia, būklė 10 iš 10, bet kiekvieną vakarą išmokstu, kad visgi tas mano limitas nėra taip toli. Ir jeigu paspausiu labiau, tai prasidės iš karto ir bloga nuotaika, ir keliai skaudantis, ir užpakalis skaudantis, ir skrandis parėjęs, ir viskas yra labai arti. Bet jeigu atitaikai tą balansą, tokį mažiuką, tai čia yra tiesiog atostogos. Ir sakyčiau, netgi gražiau negu ten šiltuosiuose kraštuose, salose ar dar kažkur. Gerai, reikia minti jau, nes per daug užsiplėpėjau. Tai ką per čia davė pravažiuot? Vadų pilna gaila, bet jo, vos ne vos neišsidaužiau šitą žolės. Vos ne vos spėjau iki parduotuvės. Dabar 8 valandas, myniu non-stop nuo 11. Ten stoteliai pagaliau 5 minutės, kad kojas sustvarkytų ir viskas. Ir oh my god. Vidutinis greitis 16 judėjimo. Labai buvo protiškai jau sunku, jau protas nuobodžiaut pradeda ir reikia kreipti mintis į kažką kitą, medituoti, nes jeigu pradedi laukti, kol atvyksi į kitą miestelį, tai jau prailgsta tas laikas nežmoniškai. Papušint dar pavyksta kažkiek, tai jeigu reikia spėti parduotuvai, ką šiaip kelias pro kaimus, kur net Google Mapsuose nėra parduotuvių, nei parduotuvų laikų, nei nieko ir atstumai milžiniški. Tai čia pirma parduotuvė po 11 valandos, kai aš pradėjau dieną, nes pusryčiams ten ilgai užtrukau. Progresas mažas, iki Zarasų dar 125 km lygtais. Dabar 8, dar kokias 4 valandas paminsiu, gausiu spam šiam kilometrui, spam šiam ryte. Mano baterija senka, prisipirkau maisto, jau biškį pereinu prie duonos mėsos sūrio, nes tie bandelės jau neberanda, jau supykina karts nuo karto, kai suvalgau kažką. Šiaip dar visai nieko, tie skausmai visi nugaros kelių tokie nedideli kol kas. Atsirado skausmai pėdose, tiesiog dega pėdos nuo to nuspaudimo, kurį vakar turbūt užspaudžiau, mindamas tiesiog labai daug ir prieš tai dar sušlapęs myniau, tai irgi turbūt nepadėjo. Tai užsidėjau 2 kojines, atsilaisvinau batus, kad ten kraujotaka pagerėtų. Minu ir skauda, tiesiog mini toliau, kaip ant adatų visą laiką. Buvo ir nejautra, kairiai kojai ir dabar jaučiu, tai nežinau, kaip aš šitą atsikelsiu, reikės masažuoti turbūt padus šią naktį. Bet šiaip nors tiesiog iki Zarasų damužti greitai šitą etapą, nes jisai toks nuobodesnis yra. Kai yra miškai, tai iš karto įdomiau važiuoti, nes susifokusuoji ties turimą liniją, turimais posūkiais, turimų greičių. Labai greit laikas praeina, o čia tiesiog graveliai, daužaisi. Kažką telefoną bandžiau darytis, tai visas telefonas išsikrovė su baterija, turbūt dėl to.
kažkaip dėmesį nukreipti, podcastus, klausyti audio knygas, tai jo, realiai labai keista, nes su kelione lyginant dar neatėjo tas laikas, kai aš apie kažką užsisvajojęs ten mąstau. Na, kita vertus, aš ten stebiu, ką kiti veikia ir Facebook'e atnaujinimai visokie eina, tai visą laiką yra ką veikti, kur mintis apie keliones nukreipti, apie lenktynės, apie hidrą. Net neįsivaizduoju. Šiandien mano gimtadienis čia buvo ir vakar. Vakar buvo mano gimtadienis. Nespėjau nieko net perskaityti žinučių. Tai atsiprašau draugai, bet atrašysiu sekmadienį. Nu, arba labai bus laimingas, jeigu anksčiau baigsiu. Norint anksčiau baigti, reikia mažiau miegoti. Norint mažiau miegoti, reikia būti geresniai būklai. Norint būti geresniai būklai, reikia mažiau minti. Tai skausmas arba nieko, kitaip tariant. Nu, kaip skausmas arba vėlai atvažiuoja į finišą. Tai man tas irgi tinka. Bet smagiau čia su Hebra važiuoti. Aš realiai valandą atsilikęs nuo jų visą dieną. Jie irgi spaudė, sakė, prisipažino. Aš per pusryčius susimačiau su švedu ir kitais. Ir tada šiek tiek ilgiau užtrukau pusryčiuose tvarkydamasis ir va, atvykau čia, jie po valandos išvažiavo. Tai svarbu susimatau, nes gale ten Erikai sunkiau sekasi vytis. Aš prieš paskutinis esu, bet mes tiesiog grupelę gal 7-8 žmonės tiesiog lėtai judam. Lėtai judam į priekį, ten kiti labai plačiai paplitę po trasą, žiūriu, tarp jų ten po 4 valandas yra, aišku, čia bet kada viskas gali pakrypti, bet kuria linkme, jeigu ten kokie gedimai ar nuovargis ar dar kažkas. Bet jau paspausti, nepaspausti, tiesiog kas priekį reikia tiesiog laikyti tas likusias 40, 50, 60 valandų, davažiuoti finišą ir jeigu sugebi tiek judėti valandų į priekį, tai šaunuolis turi, bet ten jau tokių veiksmų turbūt didelių nebebus. Tarp mūsų ten dar galima, čia kažką, tai kai valandos skirtumas, tai visaip ten gali būti. Šiaip visai traukia į tuos Zarasus. Visai faina, kad Lietuvoje pagaliau tai galiu susikalbėti su pardavėjom ir žmonėmis. Teko šiandien paprašyti vandens vietinio, nes pasirodo parduotuvė buvo už 2 km nukrypimo. Tai per brangus nukrypimas. Šiaip labai trasa nefaina buvo dėl kratančio žvyro. Tikrai susikračiau rankas, susikračiau smegenis ir ja, buvo ir tokių lygesnių žvyrų, bet nuolatos turi žiūrėti, kur čia tas porą centimetrų lygaus žvyro, kur tu nejausi kratimo. Tai ir pečius jau skauda ir viskas. Nu, bet va, dabar mankštą padarau ir tas 4 valandas tamušta. Šią naktį nepažadu, bet noriu miegoti 4 valandas. Ciuicis, labas! Ciuicis! Ciuici, labas! Labas, ciciuk! Labas! Viskas? Baigėsi? Baigėsi performance. Ateik. Matot, nevisgina uodegos. Čia viskas jų teritorija yra, dėl to jis nepatenkintas. Viskas tvarkoj. Jo, saugo teritoriją, ačiū. Tai va, ir išsisprendžiam. Nereikia čia bėgioti. Nežinau, ar čia kas matas. Greitai bus 2 nakties. Jau judėsiu miegučio. Nusprendžiau biškį minti per naktį, nes labai gerai jaučiausi. Šiaip aš nakties žmogus, tai man naktį minti yra pats maloniausias turbūt laikas. Daug lengviau negu per pietus ar kada. Pasileidau muzikytės, miegosiu 3 valandas, nes prioritetizuoju dabar pasiekimą kontrol punkto. Miršta baterija telefono, powerbankas jau miręs, o čia kaimeliai, tai čia stot krautis yra
visiškai lempiška. Tai jo, apsipirkau, spėjau į paskutinę parduotuvę. Ir turiu šiek tiek maisto, šiek tiek vandens. Tuoj kelsiuos 5. Miegosiu nuo 2 iki 5. Nes nesicackinsiu su palapinė ten labai daug. Viso, sekantis video bus iš punkto. Šast ir nuvyksiu.